leido visus tepalus. Yep. Važiavom su Yamaha XT 600, metai tikėtina -25 atgal. Pamatęs šitas bėrius, tai jie man pažadėjo labai daug. Vertinant jų būklę, tai galima įsivaizduoti, tai kad vien tokie ženklai kaip baltais dažais dažyta grandinė. Rūdis, kurios nieko nemiega, jos tiesiog duoda apie save žinot. Tas irgi buvo daug žadantis. Bet čia gal dėl to, kad jie pakankamai ilgai stovėjo, nes Oibekas sakė, kad jie mūsų laukia ilgai. Sezoną ar du, niekas su jais nevažiavo. Tai taip jie ir atrodė, iš principo. Kas būna, nedega šviesa? Stabdžiai neveikia. Mes neturėjom absoliučiai jokio noro būt tame mieste. Mūsų tikslas buvo susipakuoti daiktus ir kuo greičiau išvažiuoti į kalnus. Bet mes negalėjom to padaryti, nes motociklai, kuriuos mes įsinuomojom, jie buvo ruošiami. Buvo toksai Marufas, jisai buvo mūsų mechanikas, jisai gyrėsi, kad yra Kirgizijos motokroso rinktinės narys. Jis tikrai mokėjo padaryti vieną dalyką, jisai mokėjo savo Dakarą pastatyti ant vienkės. Bet jo kaip mechaniko sugebėjimais mes abejojom iš karto, kai tik išvažiavom į gatvę. Pirma emocija, geras emocijas. Viskas bus gerai? Varysim, viską įveiksim. Visas telkės. Geras motas? Puikiai. Jokių abejonių nebėra, kad įveiksim. Tu, man atrodo, pats save apgaudinėjai. Gali būti. Svarbu gerai nusiteikti. Ir pirmas dalykas, kurį nusprendėm padaryti patys, tai išvažiuoti toliau į miestą ir pasidaryti test drive. Šiaip važiuoja normaliai, kasasi per žvyrą, bet jau nusideginau koją. Jau užgesau 3 kartus. 2 kart lengvai užsistūmė, 3 kart reikėjo užstumti. Jisai užsistūmė iš kokio 5 karto su kirgizų pagalba, kurie pasidavė po to ir vis tiek Tomekas užkūrė. Bet manau, jis įveiks šitus kalnus ir parodys savo ožių. Bus kalnų ožys geras. Nes kad tiko, šitas motas nevertas, bet jis nuveš mus ten, kur mums reikia. Rankos išduoda, kad jau turėjom nuotykių, tai tikėtina, kad per kelius tūkstančius kilometrų dar krūvą tų nuotykių apturėsim. Turbūt mes lengvų kelių neieškam, to ir važiavom čia. Aš jau nieko nebesakau, pas mane ten cypia, stabdžiai nestabdo, bet kadangi Hebra turi rimtų bėdų, tai mano žiauriai geras, mano ne ožys, o žiūkas kalnų. Kažkaip sutarsim, tai mano kokie geri 6 iš 10. Neblogai viskas dar su maniškiu. Grįžę Oibekui, žmogui, iš kurio mes nuomojamės, tokį ilgą sąrašą problemų pateikėm. Ir jis vienintelį dalyką, ką galėjo padaryti tuo metu, tai tiesiog duoti dar 2 didelius krepšius detalių, į kuriuos buvo sukrauta ir atsarginės kameros, ir 2 įrankių komplektai, akumuliatorius, viskas, ko reikia, ko nereikia, žodžiu, normaliai svorio. Ir sako, važiuok.
Reljefas pasikeičia už maždaug 50 km nuo Ošo ir vėliau jau persiritus per kalniuką, maždaug 3,5 km aukščio, atsiveria apskritai toks didžiulis grožis. Įsivaizduokit, vienoje pusėje yra Alajaus kalnai, kitoje pusėje yra slėnis su raudona upė už to slėnio, kur dar ganosi ir laukiniai arkliai, yra Pamyras su snieguotom viršūnėm. Sarui Mogulas yra jau pats paskutiniausias kaimas. Gal net ne kaimas, tiesiog tokia vieta, kur yra keli namai. Ir ten yra toks bendruomenės pirmininkas, pas kurį mes užėjome ir jis parodė žemėlapį, kaip mums pervažiuoti šitą slėnį iki Lenino bazinės stovyklos jurtų, kur mes galėsim atsistoti nakčiai ir gausim pavalgyti. Sarui Mogulo jau nieko nėra, yra tik tai sausas slėnis su daugybė kelių ir jie visi pinasi ir paskui išsiskiria. Iš principo galima nuvažiuoti net ten ir taip ir atsitiko. Ir man reikėjo gaudyti chebrytę, kuri pasileidus plaukus nuvažiavo daug toliau. Aš jam pabandysiu papypinti. Tik tie gaunasi. Turbūt kokias geras 2-3 valandas mes išdarinėjom viską, ką tik įmanoma su tais motociklais. Ir stovėdami, ir slysdami, ir visokius triukus, kokius įmanoma, nes kelias buvo labai geras. Ir per tą laiką mes pamiršom visus Yamaha trūkumus. Galima 30 sekundžių šypseną filmuoti ir gerai, žmonės supras, apie ką šiandieną buvo. Bet išvažiavom Bekelę, lėkiam 4, atsistoja, emocijai slysta, šypsena iki ausų. Tai yra ko čia mes atvažiavom. Tiesa, netraukiu. Bet tas netraukimas atpirko tą dalį, kai mes pradėjome endurinti. Realiai. Tas buvo geriausia dalis. Ir jisai ištempė. Kaip vakar keikė motociklus, taip šiandien jau džiaugiuosi savo motociklu, tai atsiemu visus blogus žodžius. Tai šaunu. Panašu, kol kas mano geriausiai traukė. Tai happy. Rytoj laukia geriausia kelionės dalis. O geriausia kelionės dalis yra tai, kad mes galim neplanuotai daryti tą, ką norim. Galbūt liksim čia, galbūt lėksim atgal, galbūt ieškosim perbrendamos, neperbrendamos motociklais upės. Tai bet rytoj laukia geriausia dalis, o mes ją patys susikursim. Šita pirma diena iki Lenino base campo, iki Lenino bazinės stovyklos jurtų buvo tokia super, kad mes manėm, kad ir visos kitos bus tokios, kad mes būsim nugalėtojai ir visų kitų dienų. Kad jeigu ne tokios pat, tai galbūt net dar geresnės arba bent jau neprastesnės. Tuo metu mes nežinojom, kaip smarkiai mes klydom. Bevažiuojant pamačiau, kad lašas 1, lašas 2 ant batų kaupėsi. Kol šiek tiek daugiau nepavažiavus, pamačiau, kad realiai mano visa kelnių kalaškė yra tepalė.
ir visas batas, kas naujas Gore-Texinis skendi tepale. Tai sugalvojau, kad čia turbūt blogai bus motociklui kažkas tais. Pati pačia. Ten, kur tas kraliukas yra. Remontavom nesudėtingai, nuėmėm baką. Ko aš nebuvau daręs prieš tai, parodyt man kaip nuėmėm baką. Tai ir tiesiog buvo šlangutė vargana, pratrūkus ir per ją pūtė. Tai ją patrumpinom, užmovėm, sudėjom viską atgal ir atrodė, kad viskas baigta, kol nepavažiavus, nežinau kiek, 15 kilometrų vėl matėsi naujumas bato. Nu, atsipsio remont. Ir tada jau stojom, tai nežinau, buvo 3,5 gal ir 3 km aukščio paremontuoti ant panoramos ir nusiėmus baką, matys, kad šlangelė nėra kiaura, bet užgazavus matosi, kaip purškė per vis tiek per šlangelės viršų. Kiksmažodžiai Oibeko link tūnojo galvoj. Ja, tai turėjau tokį momentą, kad bandau vytis mūsų trijulę likusią. Ten taip smagiai lekia nuo kalnų, 100, gal virš 100. Ir aš kažkaip jaučiu, kad man motociklas nebesiguldo vieną posūkį, nebesiguldo antrą posūkį. Aš pažiūriu, ar galiniam ratui viskas ok, bet girdžiu garsai, kad priekinis jau gurguliuoja visas. Tai taip ramiai susistabdau. Ir suprantu, kad yra lūžęs vienas stipinas rato, pradūręs, sumaitojęs ten tą kamerą viduj. O po to prasidėjo smagiausia dalis – stumti iki degalinės, nes nusprendėm pasistumti iki degalinės, nes ten bus patogiau, gal turėsim įrankių, nes mūsų mylimas Oibekas nesugebėjo ant 10 raktelio netidėti mūsų komplektą. 10 raktelis, kuris, kaip pasirodė vėliau, yra aukso vertės, nes vienintelio, ko trūko iš turbūt to didelio įrankių bardakėlio, tą reikėtų taip pasakyti, tai trūko 10 raktelio. 10 raktelis, kuris galėjo išgelbėti mums tiek vienoje, tiek kitoje, tiek begalį situacijų mes jo neturėjom. Nu jo, atvažiavom nuotykiai yra, viskas super, karšta, nepatogu, ranką vieną maudžia, bet viskas gerai. Įsivaizduoju, kas galėjo būti, jeigu ten dar labiau ilgiau nebūčiau pastebėjęs to ir bandęs ten lėkti tuo pačiu greičiu. Aš galvojau taip, šlangutę mes rastume, padangą mes galime sulopyti, bet didžiausia problema buvo ta, kad Justinui reikėjo visiškai naujo rato. Visi špykiai buvo palaidyti, tas ratas buvo kaip kiaušinis, jis negalėjo toliau važiuoti. Ir dar be to sudėjus mano ir Tomo motociklų problemas, kurie nevažiavo praktiškai visiškai, gavosi toks neblogas sumuštinis ir vienintelė išeitis buvo važiuoti ten, kur mes žinom, kad yra bent kažkoks mechanikas, kuris padės sutvarkyti. Tai buvo toks sprendimas, kad važiuojam atgal Jošą. Kai mes nusileidome iki Jošo, buvo labai karštas vakaras ir visi tie tepalai, kurie buvo subėgę Juliui ant motociklo, jie pradėjo degti, jie pradėjo rūkti. Julius dega visas. Eik tu, kad tik davažiuotume. Liko 3 kilometrai, Juliau, gal davažiuosim, ką? Vaikai atsisukdami ten badė pirštais, juokėsi iš Juliaus, o jis labai rimtai galvojo, kad jis nedavažiuoja. Eik tu savo. Aplenkim tą korką. Hey guys.
Marufo nebebuvo, buvo kitas mechanikas vardu Romanas ir aš girdėjau, kaip jisai visą naktį stukseno į tuos špikius ir bandė tą ratą sutvarkyti. Kai atsikėlėm, jis jau buvo perėjęs prie kitų problemų ir ardė mano ir Tomo motociklų karburatorius, kad būtų galima sutvarkyti. Aukščio skirtumai davė, žinot, daug daugiau negu mes buvom supratę, kad tai galėtų mums atsitikti. Filtras tiek vienam, tiek kitam, tiek trečiam ir ketvirtam motocikluose jisai davė apie save, žinot, karts nuo karto, o tai labiausiai pasijutė, kai mes lipom vis aukštyn ir aukštyn. Tai buvo pagrindinė mūsų problema ir turbūt karburatorinių motociklų čia yra tas niuansas, kad jo, dulkės, karburatorius, viskas susideda į vieną ir mes turim begalinį nuotykį, ištisinį nuotykį kelionės metu. Gal sunku dabar tą suvokti, bet Kirgizija yra šalis, kur niekas absoliučiai nevažinėja motociklais. Ten motociklų nėra, visi važinėja mašinom. Ir mes negalėjom nueiti už kampo ir įsinuomoti kitus motociklus, jeigu šitie nepatinka. Turėjom tenkintis tuo, ką turim. Sakė, kad sutvarkė. Bent jau taip sakė ir mes patikėjom. Kas nutiko Justinai vėl? Sakau, kažkaip per dažnai tą kamerą krypsta į mane. Išvažiuojant iš Ošo mano motociklas pradėjo keistai elgti, nebetraukti, tampytis. Bet man sakė, ne, vyre, tu nesupranti, čia yra dėl to, kad tu neištrauki karburatoriaus, nežinau, lietuviško žodžio, patsoso vadinamo, viskas čia gerai. Nu ir kažkaip tą momentą viskas ir susitvarkė. Tai tą dieną aš tą motociklą daugiau mažiau turbūt stūmiau kokius 4-3 kartus. Buvo taip, kad visiems būdavo įdomu, kai mes sugesdavom. Bet turbūt vienas žmogus tik tai ryžosi ten kažką mums padėti krapštyti, nes visi kiti yra tokie, kur taip įdomu, smalsu, bet kažką suprasti arba turėti žinių arba patirties su tais motociklais, jie čia visai jos neturi. Tai jie mes tokie visiški marsiečiai, kurie važiuoja su kažkokia neaiškia technika, keliančia labai daug visų smalsumo ir šiaip gerų emocijų, bet jiem tai yra nauja, jie dar to nematė tiek daug, kad jiem būtų įprasta. Justino motociklas tiesiog sustodavo vietoje absoliučiai. Dėl neaiškių priežasčių. Vėliau mes supratom, kad problema yra tiesiog labai blogi kontaktai vienoje iš pagrindinių realių. Suverždavom, pakrapštydavom ir laikinai išspręsdavom. Galiausiai Justinas kažkaip išmoko važiuodamas suimti tą realią, pakrapštyti ir toliau tas motociklas traukdavo. Taip tos problemos iki galo ir neišsprendėm. Nuo pagrindinio kelio nusukot aš paskutinis, tada važiavau ir mačiau vietiniai toliau už nežinau, 50 metrų sėdėjo prie parduotuvės ir visi ten atsistoja, tai varodė, nevažiuokit. No, nevažiuokit į tą pusę. Prie Džalalavado prasideda tokie neaukšti, smėlingi, apvalūs, geltoni kalniukai ir mes važinėjom miestą. Buvo visą dieną absoliučiai karšta, 45 turbūt gal net ir daugiau ant saulės. Ir kai mes įvažiavom į tas dulkes, jūs galite įsivaizduoti, visos tos dulkės tiesiog prikibo ant mūsų. Davažiavom Zylą įstrigusi stačiai į kalną. Ant dulkėto labai palaido, net ne žvyras, kas ten, net nežinau kaip pavadinta kelią. Ir pabandžiau aš jį pirmas aplenkti. Įsibėgėjęs šiek tiek, pamačiau, kad aš tiesiog nebetilpsiu. Ir bandžiau užlaikyti ant priekinio rato stabdžio, bet aišku, motociklas slydo atgal.
Bet šiaip netaip susiturėjau tą motociklą, tada Zylas šiek tiek atgal parėdėjo vėžlio tempu ir padarė vietos, na ir pralindom. Šiaip toks pirmas buvo įdomesnis momentas. Kai mes nuvažiavom į viešbutį Žalalabade, tai šeimininkė mus pamačius liepė jau prie durų tiesiog nusiaut batus ir neleido su batais į vidų. Nu jau sugadinot motociklus? Nu nežinau. Dar vis bandom. Dedam visas pastangas. Bet mūsų dar laukia 100 kilometrų tokio. Tarp miestinis autobusas. Mūsų tikslas visai artimiausiai savaitai buvo važiuoti į šiaurės vakarus prie didelio gražiai apdainuoto Įsikūlio ežero, paskui grįžti iki Ošo, turbūt per pačią sudėtingiausią Tosoro perėją. Ji yra labai aukštai ir labai mažai naudojama. Todėl toks laukia nemenkas iššūkis ir mes nežinojom, ar viskas pavyks. Norint įgyvendinti šitą planą, reikėjo sukti nuo Žalalabado tiesiai per kalnus ir jau tą dieną laukė 100-120 km visiškos bekelės. Tai yra kelio, kur nėra asfalto, reikia persirist per kalnus kelis kartus. Ir sakom, gerai, mes darom šitą, imam šitą kelią ir mes jį tikrai veiksim. Kito kelio apskritai tiesiog nėra. Kai labai smagiai su Julium lėkėm tą bekelę, buvo labai smagu, kol vieno posūkio metu man tiesiog pasigirdo metaliniai garsai, slydo motociklo galas, aš jį gaudyt, sugaudžiau tą motociklo galą ir aš suprantu, kad kažkas čia bus labai blogai, nes tie metalo garsai išduoda, kad čia nieko gero negali būti. Bevažiuojant posūkį jį užmetė. Kaip jis pats vaizdžiai išsireiškė, kad aš matau, kad galas pasivėjo į priekį. Privažiavęs jau arčiau, nulipau nuo baiko, pribėgau prie Justino ir staigiai užmečiau akį tiesiog instinktyviai į motociklo galą. Ką aš ten matau, ogi matau, kad grandinė jinai tiesiog nelygi. Ir tada supratau, kad tai yra grandinės problema, kurią po to aš pats ištraukiau. Aišku, jinai jau buvo trūkusi. Ir tada pradėjo vyniotis labai įdomios mintis. Ir turbūt visiems galveliai pasidarė, kad kas būtų, jeigu būtų ta grandinė nutrūkus kažkur tais ant posūkio ir šlaito, kurio galo nesimato praktiškai. Niekur, tai tas toks momentas buvo susimąstymo, apsvarstyti, kiek tas motociklas gali ir kiek jisai pateikiamas velnės yra. O taip, Minučių reikalas išsiaiškinam, kad dalių nebėra, būtinų grandinį vėl atgal sujungt. O tada, ką, prasideda nuotykiai. Mes esam 46 km kalnuose iki artimiausio miestelio ir nėra ryšio. Tai lauksim turbūt gal kažkas užsikraus tą motociklą ir daveš. Ar ten yra servisas irgi neaišku? Jo, planas tai buvo palaukti turbūt tokių mažų sunkvežimiukų, kurių matėm važiuojančius per kalnus. Jie ten dažniausiai veža arba kažkokius tai gyvūnus, arba anglį. Ir tikėjomės, kad bent vienas turės vietos pakankamai, kad tai tilptų motociklas. Kuriam laikui mums nepavyko susiderinti šito automobilio. Turint omeny, kad mes buvom beveik 2/3 nuvažiavę to kelio, tos atkarpos. Ir aplinkui yra tik tai jurtos ir žirgai, sakykim, tai piemenys ir taip ir atmušiai. Tokia momentu atrodė beviltiška situacija,
betgi mes važiavom ne tam, kad pasimest ir turėt problemą ties kurią tu verki, tai reikėjo sugalvoti labai staigiai. Ką mes darom, tuo labiau, kad tai temo, kalnai yra kalnai, akivaizdu, kad tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės kabėjo debesis. Ok, tai situacija tada yra sekanti. Mes susipakuojam su Tomu grandinę ir su 2 motociklais važiuojam iki Kazarmano, kas yra artimiausias miestas už 46 km. Išsiskirti buvo turbūt pats protingiausias sprendimas, nes jūs turite įsivaizduoti, kad kalnai yra tik tai gražus pažiūrėti, šiaip tai jie labai nedraugiški keliautojams iš esmės. Ir galvojam su Tomu, kad bent jau kažką mes galim padaryti tam, kad mūsų kelionė tęstųsi. Mūsų idėja, kad mes galim sutrumpinti per narelį tą grandinę ir atvežti ją čia uždėti. Bet 46 kilai, tai čia yra pirmyn atgal, kokias 3-4 valandos. Kad įsivaizduot tą būklę, tai 46 km tokiais keliais tenka porą valandų važiuoti. Šita hebra, ok. Ir Julius su Justinu lieka čia ir medžios tralą. Ar traliuką, ar kažkokią indaplovę su kūzavu. Tiem 2 žygitam buvo sėkmiai pasakyta, kad jūs sėdi čia, niekur nevažiuojat ir gaudot pakeleivingus automobilius, kurie galbūt kažkokiu tai būdu. Jūs pasikrausi ir tokiu būdu jūs davažiuosite iki to artimiausio miesto. Kazarmane mes, aišku, susiradom, sakykim taip, workshopą. Workshopas tai yra vulkanizacija, kitaip pasakys, ratų ir padangų remontas. Sutikom bičiulį, kuris mus sutiko mielai pagelbėti, davė įrankius. Kažką tas dar ir pats prisidėjo prie grandinės remonto, trumpinom grandinę. Dėjom iš naujo, valcavom. Valcavę padarė tiesiog sujungimą. Mes tą grandinę įsidėjom į ten, kur jinai turėtų būti, į šoninį krepšį ir pasukom greit atgal. Man tuo metu, kai mes sustojom, vystelėjo geniali mintis, kad mes padarėm tokią nesąmonę, kad faktiškai visiškai beviltiška situacija, ką aš turiu omeny. Šis traukė tą pačią grandinę ir pasirodo, ta grandinė buvo sujungta tiesiog. Ką reiškia sujungta grandinė ir kaip ją uždėti po to ant motociklo, tai tapo dar labiau beviltiškiau. Bet tuo momentu, be tvarkant mūsų padarytą, tiksliau jau čia mano padarytą klaidą, gavom žinią, kad vis tik tai mūsų džigitam pavyko. Dabar jau tėvai atėjo. Likom laukti toliau automobilių ir siūlyt, bandyti kažkur įdėti tą motociklą ir kad mus parvežtų. Mums ten darė visus pasirodymus asiliukais, patys su tais asiliukais sėdinėjom ir laukiam automobilių. Tai užtruko ir atėjo ir lietaus biškelį, ir atvažiavo anglas su dviračiu, tų vaikų vis daugėjo, buvo 3 berniukai, po to dar 2 mergaitės, tada dar berniukas su asilu atjojo. Šiek tiek pagurkšnojom, pavaišinam vaikus sausainiais ir po to, kai jau mes atėjo laikas atsisėsti, jie tiesiog pavogė tos sausainis ir nubėgo žengdami. Ir tiek to, draugiškai. Tai va, ir tada pavyko su vienais žmonėm, kurie atvežė arklius visai netoliese, suderint, kad paims grįždami jie mūsų tą motociklą. Va, tai viskas vyko sklandžiai, aišku, pylė lietus. Įkrovėm keliese ten tą motociklą į tą kūzavą vadinamą priekabą. Ir žiūriu, kažkaip jie ten tokie kažką kalba, kažkaip ne taip pastatėm, taip galvoju, koks čia, kodėl jam čia taip įdomu, kaip čia įstovės. Tai tą motociklą užkrovėm nesunkiai, jau taip kampu gražiai įtaisėm, kad jau jis nelabai turėtų kur vietų stovėti, kol neišgirdom, kad vienas iš tų vietinių sako, čia dar 2 arklius reikia sutalpinti. Ok, ir aš suprantu, kad aš tai būsiu viduj tos priekabos, nes aš turėsiu prižiūrėti motociklą, jeigu jis atsirištų, kad jis nenuvirstų ir taip toliau.
Tai va, tai prasidėjo dar vienas momentas, dar vienas nuotykis. Seni, blėt. Ar tu išgėrė? Lyja lietus, aš važiuoju kabinoj, to sunkvežimio, motociklą šalia, kurį stengiuosi laikyti. Ir dar 2 arkliai. Ir tie arkliai, jie nėra tokie statiški, čia yra gyvi daiktai, gyvūnai. Tai gavau kokius 4-5 kartus iš kanopos per koją. Tai gerai, kad batai pakankamai gerai atlaikė, be traumų. Tie arkliai ten trypė, žviegė. Tai buvo labai įdomi kelionė atgal iki Kazarmano miesto. Ir ilgai turbūt šitos momentus atsiminsiu. Nu sveikas, Justinai. Sveiki, gyvi vyrai. Jūs nematėt viso krovinio. Čia va hintas, kad ne aš pridariau. Čia didžiausias klausimas yra, kaip mums pavyko toliau tęsti kelionę, įvertinant visą tai, ką mes jau buvom pamatę, kaip viskas vyksta šitoje šalyje. Ilgai neužtruko, kol supratom, kad grandinė per trumpa ir mums jos niekaip neišėjus uždėti. Raportuovom visą tai Oibekui, kadangi jis buvo pasigyręs, kad jis kiekvienam kaime čia turi po krūvą pažįstamų visoje Kirgizijai. Tai mūsų laimiai, Oibeko turbūt atsitiktinumų ir laimiai, kad jo svainis tuo metu su grupė motociklistų buvo lygiai tam pačiam kaime ir turėjo grandinę. Atvažiavo pas mus į viešbučio kiemą, pakeitė grandinę, apžiūrėjo visus kitus motociklus ir sakė, tai aš nelabai suprantu, kaip toks motociklus galima išleisti kelionę. Nes jiem visiems kažkas buvo negerai, o jie buvo prieš dieną tik tai tvarkyti. Tai ta informacija žadėjo tik tai tolimesnius nuotykius. Да. Какая цена бензина? 62 литра. Потом дальше на Сонкуле нету, да? Некуда. Там ничего нету. Labai statu, labai gražu, žvyruota, greitis nedidelis. Kai važiavom link Sonkulio, visais slėniais, lygumos, visur laukiniai atrodo arkliai. Ganos bėgioja, tai vaizdas realiai kaip iš pasakos. Ten važiuojant ir žvyras, tas kelias gan toks nebuvo labai bjaurus, jo galima buvo normaliai važiuoti, gražiais vaizdais. Jo, Sonkulio ežeras tai buvo kažkokia tokia mistinė vieta. Buvo viskas beprotiškai žalia, didžiulis ežeras. Su
Julium dar sugalvojom po vakarienės užlėkti į kalną tokį, kur visišką bekelę, tiesiog šalia matom kalną, mes esam paprasti važiuojant tą kalną. Tai grinai prieš saulėlydį pakilom ten, atsiverė dar geresni vaizdai. Tai jo, toks magiška vieta, labai smagu. Į šiaurinę pusę paliko tokį blogą įspūdį, kur aš nelabai turiu su ko palyginti, su kokia nors šalim ar kokiu laikmečiu atgal, nes tai yra unikalus blogo kurortinių miestų pavyzdžio toksai variantas, kur mes atvažiavom ir jautėmės labai nepatogiai ir nesmagiai ir bet kas, ką mes veikdavom, valgydavom, ieškodavom viešbučio, siūlydavo konteinerio dydžio kambarį miegoti ir buvo labai blogai. Prie to Įsikūlių ežero aš pamečiau savo veidrodėlį. Važiavau ir jis tiesiog nuskrido. Mes pažiūrėjom, kad artimiausia motociklų dalių parduotuvė buvo už kokių 400 km Almatoj, Kazakstane. Vienintelis sprendimas, kurį galėjau tuo metu padaryti, tai už 2 eurus nusipirkau tokį mašininį veidrodėlį, jį pritvirtinau plastikiniais užtrauktukais ir važiavau toliau. Gal normaliai, ne? Mažai aš ką mačiau per tą veidrodėlį, kiekvieną kartą norint pažiūrėti reikėdavo pajudinti, bet geriau negu nieko. Tomo motociklas, atrodo, tiesiog sirgo vis labyn ir labyn kasdien. Tuos karburatorius sutaisė, bet situacija blogėja. Siurbė nenormalius kiekius kuro, apsipylė viskas juodais dūmais, viskas aplinkui išmetimo vamzdį buvo aplipę tokia tiršta, lipne, juoda mase, kas akivaizdžiai rodė, kad mišinys yra blogas. Motociklas visiškai nebetraukia. Supratau, kurioje vietoje mes turim problemą su monomocu. Ir apėmė tokia beviltis, kad vėlgi įsivaizduokit, vienas iš 4 nevažiuoja, o plane vis tik tai yra tos oro perėja. Tai akivaizdu buvo bevažiuojant, kad su tokios techninės būklės motociklų tos oro perėjos faktiškai bus pervažiuoti neįmanoma. Akivaizdžiai problema buvo karburatoriai. Mintis dėliojasi įvairias galvoje ir tą reikėjo sumastyti greitai, kaip išspręsti šitą problemą. Sėdime tarp kalnų ir to ežero, Tomas, aplinkui laksto viščiukai, o jis perinkinėja karburatorių, keičia adatėlių pozicijas ir taip toliau. Neįtikėtinas vaizdas absoliučiai. Neįtikėtinas. Laukia sunkus labai kelias. Ir aš labai džiaugiuosi, kad iki nakties jam pavyko tą padaryti. Ką mes dar padarėm? Viktoras šiuo atveju genialią mintį siūlė, kurios aš pradžioje atsisakiau, bet mes vis tik tai padarėm, tai supjaustam visiškai filtrą oro. Ir sutapimas, nesutapimas, bet po visos procedūros, po viso, reiškia, karburatorius perrinkinimo, sinchronizacijos ir filtrų su pjaustymo, tai motociklas pasirodo, jisai pradėjo važiuoti taip, kaip niekada turbūt nevažiavo dar. Ankstyvas čia rytas dabar. Mes netoli Tosoro kaimelio. Netrukus turėtume pajudėti turbūt vienos sudėtingiausių perėjų. Tosoro perėja taip ir vadinas, maždaug 4 km aukštį. Gal 3,9 kažkas tokio. Bet kad nebūtų nuobodu, tai Tomekas iš vakaro perrinkinėjo dar karburatorių. Justinas ir dabar dar tvarko savo motociklą. Ir dar prie viso to yra tai, kad kažkada po pietų ant šitų kalnų užslenka debesis ir prasideda lietus. Toks mūsų laukia iššūkis šiandien. Liūdus? Gerai. Tomai, davai, varyk. Žiauriai statu. Tosoro perėja, kai aš įsivedžiau į Google ir paskaičiau apie tą, buvo parašyta, kad ekstremalios pakilimo atkarpos yra. Mano širdis labai džiaugiasi dėl to. Ir jau pirmą upę davažiavus, matėsi, kad bus visas kelias labai įdomus.
pirma upė turbūt gyvenime, kurią kirtau motociklu ir tai buvo tam tikras iššūkis. Reikėjo šiek tiek pagalvoti, ką aš čia darau, kodėl aš tai darau ir susidėlioti planą, kaip tą padaryti. Kelias iki tos oro perėjos labai greitai kyla. Pervažiuoju keletą tokių brastų, upių ir augalija staiga dingsta. Okei, žemėlapis rodo, kad čia yra aukščiausia vieta. Čia. Padarėm. High five. Duok 5. Kokios emocijos? Ir dar lyja, jo. Šiaip gal atrodo, kas čia važiavai ir pervažiavai, bet tuo metu mums tai buvo didžiulė euforija. Mes pasiekėm tos oro perėją po 2-3 valandų tą rytą ir jautėmės kaip užlipę į aukščiausią viršukalnę. Tada išvažiavom į tokius slėnius, žalius, pieno baltumo vandens upės, kas buvo vėl nauja ir nematyta. Atrodo, taip nori fotografuoti kiekvieną momentą, kad su kažko pasidalintum, kad parodytum, kur tu čia esi. Ir labai sunku save sustabdyti dėl to ir tiesiog mėgautis ir tiesiog būti čia, kvėpuoti, kas aplinkui yra. Tai kai tą paleidi, tai net atrodo pagaugai soda eina, kaip gera ir kaip gražu ir ką tu jauti. Kirgizstane man labiausiai patiko čia vaizdai, kalnai ir keliai per juos. Nes jie yra labai skirtingi kasdien, netgi ir tą pačią dieną gali važiuoti toks vaizdas per visiškai skirtingus kalnus. Ir tie įspūdžiai tiesiog, jie ateina pas tave ir už kiekvieną kampą. Realiai tai nuostabaus peizažo, nuostabių vaizdų, kontrastų šalis ir kas svarbiausia, turbūt motociklistui, tai kad tas kelias, kuriuo mes važiavam, jis nebūtų nuobodus, tai nei viena diena nebuvo nuobodi. Buvo tiesiog fantastika. Žmogaus atmintis, man atrodo, yra toks nuostabus dalykas. Ne tik dėl to, kad mes galim prisiminti, bet ir dėl to, kad galim daug ką pamiršti. Galim pamiršti, kas nemalonu. Ir dabar, kai žiūrim atgal į šitą mūsų kelionę, tie sunkumai tarsi išnyksta rūke. Atrodo, kad ir vargo nebuvo. O lieka tai, kas svarbiausia. Istorijos, kurias galėsim pasakoti ir pasakoti.